Įdomu, ar čia mums ilgai laikys. Nebūtų Audi, jeigu... Nu tai ką, tiesos akimirka iš tikrųjų varėm Audinę ir nepraėjo mums technikinės. Tai dabar pasižiūrim, kas buvo blogai ir einam galutinai sutvarkyti, nes jau ir turime dėžutę, kuri barška ir turėtų išspręsti problemas, kurių mums reikia, be to, čia žiūrėkit, koks Sneak Peek Infinity stovi, tai kitose video už 2 savaičių, maždaug už 2-3 savaičių prie šitos eisim. Tai laukit naujų video ir pamatysi daugiau. O mano bulka nepraėjo dėl technikinės, dėl to, kad vienas ratas nestabdė rankinio. Tik tai rankinis, tai nupirkau naują varikliuką, tai važiuosim pakeisti. Ir taip pat numirė apšvietimas nešyti. O visa kita jai buvo gerai. Ir ką, varomės ją į garažą, ant keltuvo keliam vėl, pakeisim varikliuką. Jau matysit, įdėsiu keletą video iš vakar, kur buvau žiūrėjau, kas yra blogai, eksperimentavau ir priėmiau sprendimą, kad reikia nupirkti naują varikliuką. Tai ką, varom į garažą, dabar turim iš tikrųjų 2 valandą po 2 ir užsiregistravau vėl technikiniai 4 valandą. Tai turiu gerą tiksliau valandą prie Audi pasidarbuot, tai šokam į garažą, sutvarkom reikalus ir važiuojam į technikinę. Taigi, kaip kartais būna, tai sugalvojau pasižiūrėti dalies kodą ir kad nusipirkčiau naują dalį. Bet pradėjau žiūrėti, kas tenais vyksta ir galimai radau problemą. Tai sutvarkysiu rankinius stabdžius, dėl kurių mūsų nepraleido technikinė. O kas buvo, tai yra suportas, va čia yra suportas. Ir jo varikliukas čia nais. Ir jisai, kai užsitraukinėdavo, labai traškėdavo. Darydavo ir galvojau, kad yra varikliukas sugedęs. Ir pasirodo, buvo stabdžių diskai susidėvėję ir kaladėlės buvo susidėvėjusios. Aš dabar jau esu vienintelį, bet ką keičiau, tai stabdžių diskus ir kaladėlės. Naujas Bosch esu sudėjęs ir su Boschu, man atrodo, stabdžių diskai. Ir kas gavosi tai, kad rankinis tiesiog ten turbūt tokia kaip ir špilkutė yra, kuri vaikšto. Jinai nepasiekė rankinio užtrukinėti ir vaikščiot. Ir toks jausmas, kad ten buvo problema. Tai bandau dabar surinkti atgal. Tai nepagerėjo man tai stabdžis. Tai dabar duosiu jums pasiklausyti, kaip čia jie šneka. Tai vat, pastatom va čia, vat, kad jūs matytumėt. Va, kas čia vyksta. O aš einu užtrauksiu. Atitrauksiu. Nu tai ką, turim dėžutę, pasižiūrim, kas atvažiavo, ar čia verta mums kelt mašiną ar neverta. Tai va dėžutė, čia turėtų būti geros detalės naujos. Gan greit gavau, vakare užsakiau, šiandien jau pasiėmiau. Tai tikrai operatyviai sudirbo žmonės gerieji. Taip, nežinau, aš čia visas, nes ne visas matau. Taip. Darom, atidarom. Ką mes čia turime? Varžtelius naujus. Tarpinę naują. Šitą naują ir galiu pasakyti, kad nupirkau identišką, koks buvo įdėtas ir sugedęs. Jei kažkas jau keitė irgi lygiai tokį patį idėjas, tai vadinasi ilgai netarnaus. Nu, bet gal man užteks. Tai dedam šito detalę, nes identišką tokį patį nupirkau.
Įdomu, ar čia mums ilgai laikys. Tai ką, keliaujam į darbus. Tai iš tikrųjų turim jau technikinę ir keletą savaičių praėjom jau su Audi technikinę. Ir kas svarbiausia, tai kaip jaunam youtuberiui, žinoma, su techniniais nesklandumais man taip įvyko, kad dingo biški medžiagos, kompiuteris užstrigo ir negalėjau normaliai montuoti video, tai dėja šitas video vėluoja. Ir mes jau su šito Audi nuvažiavom po technikinės apie 2-3 tūkstančius kilometrų ir nebūtų Audi, jeigu neišlystų visokios nesąmonės. Tai iš tikrųjų po technikinės užšalo vairuotojo langas ir nebeatsidaro. Kelionės metu nebūtų Audi, užsidegė oro pagalvių klaida, reikėtų dabar nesimato, bet operatorių galime įjungti ir matysit kitose video, kad gali būti, kad šviečia airbagai, tai kelioniai tiesiog sugalvojo užsišviesti. Ir dar krūvą bėdų jinai turi, kaip nukritusias lubas, kurias mes apatarėm, ir taip pat išblūkusi stogą, operatorių gali pafilmuoti išblūkęs stogas. Ir žinoma, gali kilti jums klausimai, kokie planai mano su šita Audinė. Iš tikrųjų, man šita Audinė patinka, kas yra keista. Su jie jau beveik 20 tūkstančių esu nuvažiavęs. Ir aš galvoju ją prikelti į jos šlovę, priminti, kokia jinai buvo didinga, koks didingas automobilis buvo ir ko man reikės prie šito dalyko. Tai žinoma, kažkiek kėbulo tvarkyti, lempas tvarkyti, ratus uždėti, lubas sutvarkyti, saloną tvarkyti. Ir ką padarysiu? Padarysiu jums išsamų video, kokius turi šita Audinė defektus, ką planuoju tvarkyti ir būtent kas bus toliau. O jeigu kalbam apie kanalą, tai visi laikinkit mano video, subscribinkit, sulauksit daugiau tokio turinio, tiek su šita Audi, tiek su kitais automobiliais, kurie parvažiuoja į Lietuvą ir yra jau Lietuvoje. Ir taip pat, kas svarbiausia, pradedu naują rubriką JAV aukcionų apgaulės. Tai būtent tenais kalbėsiu apie tai, ką randu JAV aukcionuose, kokios skemus ir taip toliau. Tad tikrai laikinkit ir subscribinkit kanalą. O dabar, ką hebryte, keliaujame į... Aš tai šiandien keliausiu naujų metų švęst. Jums taip pat noriu palinkėti gerų naujų metų, naujų tikslų, kad viskas išsipildytų. Ir ką, šiandienai užteks, einam švęst.